kaip pavyzdys, tik vieną mažytį pavyzdį pasakysiu. Šiandien Lietuvoje, Baltarusijoje ir Kaliningrade statomos 3 atominės elektrinės. 200 km atstumu viena nuo kitos auga 3 monstrai. Aš nesu atominės energetinės priešininkas, aš kaip tik tai esu šalininkas, kad dirbtų Ignalinos atominės elektrinėje, kad būtų buvęs pratęsimas, kas neįvyko, ir kad Lietuva būtų atominė valstybė. Bet man šiek tiek nejauku, kad šitas gražus regionas, šitas gražus kraštas, žalias, su ežerais, bus apsmaigstytas atominėmis gamyklomis. Kad iš Baltarusijos atominės elektrinės bus šildomas Nemunas, kad iš Kaliningrado Nemunas, o iš Baltarusijos Neris, kad pasikeis, reiškia, klimatas apskritai, mikroflora, mikrofauna Kuršių mariose. Kaip ten bus su Baltijos jūrų, nedaug dėvė, jeigu kažkokia tai avarija, panašiai. Ir mes esame abejingi, mes esame visiškai nereaguojam šitą dalyką. Jeigu tai paėmus 20-25 metus atgal, mes nesudėtume, mes būtume aktyvus, mes protestuotume, mes, reiškia, demonstruotume, apsuktume, neleistume, kas mums pasidarė. Negi ta valdžia per 20 metų taip sugebėjo atsitolinti nuo žmonių interesų, kad mes šiandien jau šito dalyko nebedarome.